Kaip jums sekasi? Kaip jūsų sveikata? Kaip jūsų pasiekimai į mokslę? Visada yra baisus tas pats perėjimo momentas. Tas perėjimas, tas momentas, kada keičiasi kažkas. Žinai, kad kai pasikeis, paskui bus viskas tvarko, bet tas momentas kažkaip nežinai, kaip jo metu elgtis dažniausiai. Kažkas kasdien vaišina mus sapnais, jų tikslas padaryti mus bukais. Jie nori taip įstrigti širdyje, kad nieko nebeliktų galvoje. Kažkas mums siunčia vėl mintis blogas, mus nori į aklavietę nuvest. Jų tikslas padaryti mus silpnais, kad nieko nebandytume pakeisti. Prisimenu vieną tokį filmavimo epizodą, kada jie, reiškia, vyresni ribetos išeidavo, manęs neimdavo, išeidavo ten filmuotis, ten pasiimdavo visokių rūbų, ten tėvų rūbų, perūkų visokių, ten pasiimdavo kameras, čia kur nors į Sapieginės miškus eidavo filmuotis. Aš prisimenu, kad vieną kartą aš sekiau. Man buvo taip įdomu, bet negalima. Tai aš sekiau, reiškia, ir buvo filmuojamas ten kažkoks įvykiai čia, reiškia, Antakalnio troleibusų žiedė nutilta iš viršaus ir tai visai panoramą matosi, kaip aš ten sėdžiu ant suoliuko, reiškia, žiūriu. Labai daug filmų yra, ten visi, ten ir Kriščiūnas, ir Lukošius filmuodavosi, va tie visi filmukai, meniniai ten su scenarijais, reiškia, ten montuoti buvo ilgai, be garso visi. Ar mes iš metalo, ar mes iš plasmas. Visi mes tik žaidžiam, kad esam Imame taip. Išime galvą čia. Pramauname. Iškišame ranką, kaip matote. Iškišant ranką, išsiverčia rankovę. Galiu dar kartą parodyti, nes tai dvi rankovės. Buvo dvi rankos. Išsivertinėja. Opa. Ir praktiškai drabulis yra jau užsimovas, išaiškėja, kad jis visiškai neiškaršys, o normaliai užsidėtas taip, kaip ir turėjo būti. Beliko užsisegti kelnes. Prieš jūs pasirodė iliuzionistės Andrius Mamontovas. Štai prieš mumis baltais plaukais. Yra visos idėjos generatorius, galbūt jisai jums pastars žodį, Andriau. Jie kada nors ateis ir mūsų koncertų čia ir kartu su mumis šoks, visi tie, kurie dabar negali to padaryti. Ar tikrai tai tiesa, tavo širdis pykčio pilna? Koncerte jau buvo surinkta apie 60 000 litų. Deja, apie 20 000 mes atiduosim valstybei, liks 40 ir šitos pinigus perkam daiktus. Pagrindinis akcentas vis tik tai šito viso paramos projekto yra tai, kad vis tik tai buvo surinkti pinigai, kad jie nepakliuvo niekam į kišenę, kad už juos buvo nupirkta tai, kas buvo žadėta nupirkti. Žinai, aš pasimsiu tave kitą kartą su savim, kai mes vešim vaikams labdarą ir tu pamatysi, kaip yra žmonės, kurie gyvena kažkur tai kaime ir augina benamius vaikus ir kokiose sąlygose jie gyvena ir kokie jie yra geri žmonės palyginus su mumis. Mes esam niekšai, nes mes gyvenam vardant savęs, o jie atiduoda visą savo laiką tiems vaikams ir kai tai pamatai, nu, tu norisi jiems padėti, kiek tik tai tu gali. Visas šitas koncertas yra apgaulė, iš tikrųjų. Nieko nebus, nei vieno gyvo garso, viskas. Nuškė, paleisim magiuką.
Sveiki! Ar čia yra tas miestas, kurį mes vadiname Lietuvos sostinę? Bet ir tiesiog ta pirma savaitė, pirmas išvažiavimas buvo toks daugiau apsitrinė programa, mes maždaug vėl sudėliojam dainų tvarką. Koks čia miestas yra iš tikrųjų? Klaipėda? Kaunas? O mano saulė, mano šviesa. Foje grupė geriausia 91 metų rock grupė. Grupė Foje! Grupė Foje gauna štai šią puikią moterį iš tikro ir gero metalo. Šypsotis gražiai. Tai pop tai reiškia, kad tai yra populiaru. Kas be ko? Foje. Geriausia šių metų Lietuvos pop grupė Foje. Čia tiesiog yra pora rankinėlių, tarkim, rankinėlė numeris 1, jeigu ją pasuki, tai rokas labiau gaunasi. O jeigu antra, tai popsas. Foje. Foje. Foje! Reklamos prieš tai neparodysit. Apie tos, kur vokeliuose būna dabar. Nes... Pirmasis Bravo prizas Foje istorijoje. Ir ten pas Povilą pinigai. Automobilis Peugeot 106. Mes pernai laimėjome Bravo nominaciją kaip geriausia grupė. Jeigu išleidi kažką tai tokio labiau į rock, tai tau duoda pop. Tai skaniausia grupė rinko Grupė Foje. geriausia metų pop grupė. Pop grupė, tiesiog mus taip, kai kuriems žmonėms mus taip pavadinti patogiau, todėl kad jie iš tikrųjų nežino, kokią mes esame grupė. Kuri yra pripažinta geriausia metų grupė. Metalistai mūsų irgi nemėgsta. Vadinasi, mes alternatyva esame. Aš numigsiu taip pat, kaip ir mes visi, tik prieš tai aš norėčiau. Norim padėkoti visoms grupėms, kurios užleido mums šitą vietą. Labai ačiū. Norėčiau labai padėkoti visiems muzikantams, grojusiems grupė, ypatingai paskutiniuoju laikotarpiu. Norėčiau padėkoti visai koncertiniai komandai, žmonėms, kurie dirba su pultais. Ačiū tiesiog ir viskas. Koks vakaras ilgas, baltoji varnelė. Nuskaifa jis mėta, ne balta tai žalia. Nuskink man jazminą. Neskinki, nevyk. Baltoji varnelė, atskrisk ar Po 50 sekundžių, jau net kiek neliko. O apie kitą grupę, gan dažnai buvusią mūsų laidose anksčiau, apie grupę Foje, pastaruoju metu negirdėti nieko, kai pradėjom domėtis, ką jau šiuo metu veikia, sužinojome iš ties mūsų praeitusią naujieną grupė Foje, gegužės mėnesį koncertuos paskutinius kartus. Kaip čia pasakyti, informacija tiesiog praslydo netikėtai iš žurnalistų rankas pakliuvo ir mes nenorėjom apie tai sakyti. Tai kad jeigu tai būtų paskutinis koncertas, iš kur tokios mintys, Andriau? Ne, mes tiesiog šiaip bendravom su publika. Gazdinat? Ne, tiesiog provokuojam. Andriu, tai kada jūs įsiskirsit pagaliau? Tai vyks... Aš nežinau, kada tai vyks. Tai buvo mano idėja pabaigti grupę, nes... Kas bus rytoj? Vis dėlto reikia nutraukti kažkada. Ir tai objektyvu yra. Ne tai, kad pyksi ant jo, labai gerai, kad jis pasakė. Sveiki! Ar čia susirinko visa Lietuva?